Sveiki, šiandien noriu papasakoti apie gražų lietuvišką žodį, kuris yra žodis, reiškinys ir patiekalas. Tai yra šaltanosiai arba šaltanosis. Žodis kaip žodis, kitomis kalbomis jisai skamba gal ir keistai, galim pabandyti įsivaizduoti. Angliškai cold nose, vokiškai kalte, nase, latviškai aukšts deguns, estiškai kilnina, ukrainietiškai hilaidnys ir lenkiškai zimniai nos. Tiek, kiek čia prisiminiau, reikia išmokti kartais tas kalbas, bet visi jie reiškia tą patį - šaltanosiai. Lietuvoje šaltanosis dažniausiai visgi yra patiekalas, žinomas nuo kokio 17-18 amžiaus, verdamas su mėlynėmis, varškė būna įdaras, tai tokie koldūnai, kurie išvirus tampa truputį panašus į nušalusią mėlyną nosį. Iš to turbūt ir pavadinimas, nors mano nosis nušalusi būna raudona. Bet neverta dėl spalvos turbūt ginčytis, svarbiausia yra paragauti. Čiupk šakutę, o dar geriau šaukštą ir keliauk po pasaulį su pasaulio puodų koldūnais, tarp kurių yra ir lietuviški šaltanosiai su mėlynėmis ir varške. Gero apetito!